Košmariškas vėjas, bet pabandysim kažką dar pafilmuoti. Tokį dar galbūt galima prikelt antram gyvenimui. Mažas Pili miestelis, pakeliui link Matalos. Didesnė bažnyčia, viskas šiaip labai gražiai tvarkyta. Fontanas su 25 liūtų galvom. Panašu, kad čia yra jau aukščiausia vieta, kur galima oficialiai užlipti. Video pradedam taip, iš automobilio. Pakeliui į Pravelį Beach, bet ne pakeliui, stovim laukiam. Mašina nebeužsirakina. Paltelis tiesiog nustoja veikti. Šiaip važiuoja mašina, atvažiavom iki autonomos punkto. Tas žmogelis mus nusintė į kitą autonomos punktą, dabar tenais paėmė raktą, išardė, bandys keisti batarkę, tada bandys gal pultelį keisti. Ir sakė, dabar 20 minučių laukimo mūsų laukia. Laukiam. Jau būtumėm kokį trečdalį kelio nuvažiavę. Nepraėjo nei 20 minučių ir mes turim vėl veikiantį pultelį ir leidžiamės į kelionę. Važiuojam. O, jei, koks stiprus vėjas. Bet vaizdai pasakiški. Gerai, kad tam baranką suvalkiau. Gerai, kad pasiėmėm apsirengti. Netikėtai aptikam vieną tašką labai gražų, tik baisiai vėjuota. Ta prasme, aš išlipau iš mašinos, tiesiog mane pradėjo nešti. Gerai, kad dar įsibėlės nesugalvojo užtraukti. Bet čia tik trumpam pasifilmuot, pasifotkint, išlipam. Super nečyti. Jau visai netoli mes savo paplūdime, tikėkimės, kad jame nebus tokio vėjo. Jo, nes tada tai su vaiku gal nelabai. Tada mes ten ilgai neužsibūsim. Net nedulipčiau. Košmariškas vėjas, bet pabandysim kažką dar pafilmuoti. Aptikom vietelę bevažiuojant su apleistais automobiliais. Ir ten neatrodo, kad kažkas būtų. Tokį dar galbūt galima prikelt antram gyvenimui. Kažkur tai man life'ui kokiam pasivažinėti. Kažkur vidury niekur laukuose. Įdomu būtų istoriją paskaityti, kodėl čia tie automobiliai atsirado, reikės vėliau pasižiūrėti. Kol kas tai čia nebuvom pasižymėję nieko apie tai. Tai tiesiog sustojom, nes gražiai atrodo pasifotografuoti labai. Kol kas neaišku, kaip mums seksis iki to gražiojo paplūdimio keliauti, nes vėjas ypatingai stiprus, o ten nemažai haikint, tai bent jau pradžiai vieną paminklą apžiūrėti užsukam. Kažkodėl aptverta, tai čia turbūt negalima eiti, tai ir neisim, bet vat yra ten toks toliau priartinsiu paminklas, monumentas, skirtas pagerbti vienuoliams, kurie per Antrą pasaulinį karą padėjo
išsigelbėti 5000 sąjungininkų. Juos paslėpė ir nugabeno į Britų laivus, taip rašo, povandeninis laivus. Tai čia įdomus toks parkelis, bet kažkodėl jisai užtvertas ir nieks nevaikšto ir matyt negalima. Ten toliau dar yra važiuojant keliu vienuolynas, mes jo nelankysim, nes nelabai spėjom, bet kas būsit čia šitose vietose, verta aplankyti. Ten daugiau tos istorijos yra apie antrą pasaulinį ir panašiai. Ir dar prie to paminklo kvapą gniaužiantis vaizdai. Ten toliau matosi aikštelė, iki kurios mes toj važiuosim. Ir dar vietai pasižiūrėsim, ar ten verta bandyti leistis, kaip ten atrodo. Ten žemyn jau tas pravėlį paplūdimys su gražiom palmių alėjom. Vienas pagrindinių gražiausių paplūdimių Kretos. Tai per tokį vėją nežinau, ką mes ten galėtume veikti tam paplūdimį. Tiek kalno tai baisu. Nes pagulėt tai taip pat neišeis, kaip ir neišėjo balos. Nežinau, kaip čia seksis eiti, neįsim ją apačiai. Pasistatėm aikštelį mašiną, aš greit sakau, prabėgu, pasižiūrim tik tai, kas čia gero. Čia reikia daug haikint, visą laiką vien tik tai per vėją ir vaiką nešti ir daiktus, tai turbūt šitą paplūdimį šiandien praleidžiam. Būtų bent jau faina nors pamatyti jį. Turėtų būti labai gražus paplūdimys, bet su tokiu vėju netinkamas mums. Žmonės eina. Parkingas 2 € mašinai visai dienai, kaip aš suprantu. Na va, tas paplūdimys, kažkas tai maudasi, matosi, kad maudas. Bet turbūt negaišim tiek daug laiko, nesinervuosim lipant. Ne mūsų diena šiandien. Grįžtam į mašiną ir tada važiuojam į kitus lankytinus pasižymėtus objektus. Grįžom į mašiną, tiksliau aš grįžau, nes jos ir niekur nebuvo išeisęs. O vėjas tai košmariškas, va kaip atrodo mūsų antena. Izabelė irgi nepatinka. Nenori šukuotis, o toks vėjas suvelia plaukus. Todėl... Šalia mašina, bet su vaikais išėjant tiem vaikam, ką žinau, kokį 14 metų, tai matau, kad grįžo jau. Irgi grįžo. Greičiau negu aš praktiškai. Jo, gal šiek tiek pavojinga, nes, man, pavyzdžiui, su vaiku, tai aš, ką žinau, mane jau neša, tai dviese, tai tampa. Dėl iškrės? Taip, tai mes dabar važiuojam į Matalo miestelį ar Matalą, kaip ten tiksliai sakyti, nežinom, vadinsim Matalu. Į hippie miestelis bus, bet pakeliui dar vienas miestelis liktai sustojime nusimato, tai dar ten sustosim. Judam ir tikėkime, kad ten bus mažiau vėjo. Baisus vėjas, mes dabar galvojam, jeigu važiuoti su ekskursija kokia nors, kur susimokė krūvą pinigų ir tave atveža ir žinai, kad 3 valandas turėsi laukti, tai arba sėdi autobuse, arba eini per baisų tokį vėją. O kai mašiną turi, tai sėdi ir važiuoji kitur, jeigu nori. Artėjom link mažo miestelio tokia, su labai gražia bažnyčia ir liūtų fontanėliais kažkokiais. Trumpas sustojimas bus tenais, o tada jau Matala, dar geros valandos kelio bus. Važiuojam. Mažas Spili miestelis. Pakeliui link Matalos ir jame randasi labai gražus vienuolynas.
Nežinau, ar pavyks užeiti vidų. Kažkaip tvoros uždarytas. Čia labai populiari piligrimų vieta. Jau šiek tiek ir vėjas nurimo, tai geriau vaikščiot, geriau girdėsis. Maža koplytėlė, antra maža koplytėlė. Toks trumpas miestelis sustojimai. Apeisim. Atrodė visai toks gyvas ir gražiai labai sutvarkytas. Turėtų atsivert puikus vaizdai. Va, miestelis toks. Pakeliui važiuojant verta užsukti. Tiesiog dėl pasivaikščiojimo. Vėl greičiausiai vaizdas į kalnus. Rami vieta. Didesnė bažnyčia, viskas šiaip labai gražiai sutvarkyta. Iššluota, jokių dulkyčių, nieko. Visai negyvas dvasias, tuščia. Galbūt jau ir čia nelabai tų vienuolių yra pastoviai būnančių, gal tik taip apsilanko. Varpinė, didesnė bažnyčia. Tikrai labai graži vieta. Tai jeigu važiuosit pro Spilį miestelį, nepraleiskit progos užeiti, pasižvalgyti po apylinkės. Durys atviras, bent jau šiandien, kaip matome. Žvaigždėtas dangus. Pilna vietos pasidėti, pailsėti, išgerti kavos bei pasigražėti šitais vaizdais. Galbūt ir pernakvot. Dar šiek tiek pavažiuosim arba paeisim, tai pažiūrėsim pagal aplinkybės. Bet vėjo nėra, galima šiek tiek ir pajudėti. Mašinai jau nemažai sėdim, nes nuo mūsų viešbučio iki to gražaus paplūdimio truko kelionė apie 2 valandas su sustojimu automobilių taisyme. Tai ten mes taip pat beveik neišlipom, tai gaunasi, kad prasidėjom visą laiką. Čia dar pusvalandis, noris ir pajudėti. Ten turėtų būti netoli dar viena pagrindinė gatvė šitą miestelį. Tai keliamės į ją. Sugalvojom, kad pasivaikščiosim po tą Spilį miestelį. Pravažiavom, visai patraukliai pasirodė. Toks biškiai jau autentiškas, ne visai jau ten toks turistinis. Galbūt ir pavalgyt pavyks. Taip turbūt čia jūros gerybinė nesam, ko šiandien jau norėčiau, nes vakarą nevalgėm. Nu, čia tarp kalnų tai mažiau šansų, bet paieškos. Toks vat jaukus senamiestis. Irgi visokių hipiškų dalykėlių. Didelė automobilių aikštelė, vietos nemažai. Visokių vietinių gamybinių puodų. Pagrindinėse gatvėse kažkaip parkuoti nelabai galima. O čia gaunasi centrinė aikštė. Kavinukės, kėdės, tiesiog galima atsisėsti, gurkšnot ką nors, valgyt. Na ir turbūt pats pagrindinis miestelio objektas yra fontanas su 25 liūtų galvom, iš kurių burnų teka šaltinio vanduo. Galima jį atsigerti. Netgi rašo, kad geriamas vanduo. Kam patinka. Ir dar yra ženklas, kad alų gamina iš to vandens. Vietinį kažkokį matyt. Gal reiks paieškot, paragaut. Daug staliukų, nu turbūt turistų pamėgtas miestelis, gal jis čia kažkur gaunasi pakeliui važiuot. Tai daug kas sustoja pasivaikščiot, pasigrožėt. Na, nelabai čia daug yra vaikščiot, nebent tą gatvę, kur automobiliai važiuoja, nes čia viskas panašu, kad mes ir praėjom. 3 minutės ir visas centras praeitas, toks minimalus
Mieščiukas. Tikrai mieščiukas, mieščiukėlis. Mieščiukėlis, bet labai įdomu tai pasivaikščioti. Nestandartinis kaip visi. Nors kavinės šiek tiek liūdina, nes visur burger, pizza, vafliai ir dar kažkokie panašus dalykėliai. Tai nežinau, kur čia mes valgysim. Kažką rasim vis tiek. Kaip čia valgom? Čia valgom. Valgom čia, pavalgom, nes tolimas kelias, jau pietų metas, po to užsivėlinsim, gal bus blogai. Prisėdam tikriausiai pačioj prabangiausiai kaviniai. Bet kainos normalios? Kainos normalios. Pačiam viršui. Tiesiai virš tų fontanų žymiųjų. Bet pasižiūrėjom, kad kažkaip atsiliepimai visai neblogi. Maistas iš nuotraukų visai skanus. Tai aš pasirinkau ėrienos šonkauliukus. O aš takos. O labiausiai likau nustebus, kai atnešė kavos ir idėja sausainė. Čia būtent man. Double Greek coffee ir latte. Sulaukiam patiekalų, takos Aš ant dietos. ir čopsai. Nu, nemaža lėkštutė pagal kainą. Čia 13 eurų, čia 6, man atrodo, 7. Pašarūną mėsą man tik pomidorų duoda. Buvo galima rinktis su fry, salotom arba makaronais. Tai aš su makaronais pasirinkau. Skanu? Skanaujam, ragaujam, jums irgi skanaus. Ir leisimės toliau į kelionę. Vėl sotus laimingi, tikrai labai skaniai pavalgėm, 25 euriukai gavosi, tai tikrai labai nebrangiai už ėrienos šonkauliukų tokią krūvą ir tą kitą dakos patiekalą, gėrimus, kavas ir dar desertą po to atnešė, paukasnelį tokį saldėsio, tai viskas labai gerai, skaniai pavalgėm. Nu ką žinom, tas dakos kaip visur. Dakos kaip dakos. Dakos kaip dakos, man nebuvo jokio kito pasirinkimo. Na va, aš Bet išgėriau. sausainį davė. Aš išgėriau kavinę, o dabar viską sugadinu. Nu žodžiu, šonkauliukai labai geri, dakos aš irgi ragavau. Tai toks pats, kaip ir kitur valgėm, panašus toks, su sausainiu, toks brusketa, galima pavadinti. Ką dabar sėdam į mašiną ir lekiam jau link Matalos. Pakeliui dar stabtelėjome vienai vieteliai. Žmonės čia savo gyvena tose namukuose, o vaizdas toks vakalniukas, nežinau kiek persiteikia per kamerą, bet įspūdingo dydžio. Čia kažkoks taip pat mažas mini miestelis, bet jau labai mažas. Gerai, tik tai trumpas sustojimas gražių vaizdų pateikti. Važiuojam toliau. Nežinau, kas geriau girdisi, ar vėjas, ar mekenimas. Kiek mėsytės vaikšto į gatvę lenda. Visi laukai nukloti. Juokingi garsai. Mes jau vėl žingsnelį arčiau Matalos. Matala pasiekta. Pasistatėm automobilį parkinge. 4 eurai visą dieną. Čia jau pats artimiausias prie paplūdimio, prie uolų ir prie centrinės gatvės. Kiek kainuoja, toliau nutolę parkingai nesidomėjom, bet nenorėjom vaikščioti. Tai va, pats miestelis labiausiai išgarsėjo dėl hipių kultūros.
60-70 metais Matala tapo tarptautiniu mastu žinoma hipių bendruomenės centras. Čia jaunimas iš viso pasaulio važiuodavo, įsikūrinėdavo tose olose, kurias bandysim aplankyti. Nu ir pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Nors sako, kad šitas miestelis jau nebėra toks jau hipių šiuo metu, bet turistus traukia, labai daug turistų, kaip važiavom, minios eina. Taip pat ir lietuvių, kol aikšteliai buvom, bent jau kokius 6 girdėjau. Aš irgi. Labai daug. Prie aikštelės nemokamas tualetas, tai visai neblogai. Bet tualetas klaikus moterų. Bet po ilgos kelionės ir klaikus tualetas tinka kartais. Nu taip. Kiekvienais metais Mataloje vyksta festivaliai, kur atgimsta hipių kultūra. Žodžiu, miestelis pasidaro vėl ale hipinis. Bet dabar vaikštant, tai nepasakyčiau, kad labai čia hipių daug. Va, ištristintos gatvelės tokias. Pirmos klientės apsipirkinėti jau ruošiasi. Kaip visur, kavinės, parduotuvėlės, kavinės. Tokia gatvelė, kuri veda tiesiai iki paplūdimio. Manau, labai gerai padarėm, kad pavalgėm tam mažą miestelį, nes čia greičiausiai kainos bus turistinės. Jau va, Greta pasimatavo vieną suknelę akimis ir šokiruota buvo kainos, tai greitai pabėgom, kol dar nepardavė. Va štai tokių visokių hipiškų akcentų, pripuošta. Galima paaukoti, įmesti pinigą, jeigu norit, kad dar daugiau tokių automobilių atsirastų. Gatvės taip pat išpieštas, įvairiom spalvom išmargintas. Čia dabar šiek tiek gal nesimato. Labai stiprus, saulė šviečia. Vėjas visgi dar yra. Nu, čia netoks baisus, bet yra. Nu, toks jaukus pasivaikščiot, visai faina aplankyt. Kodėlgi ne. Miestelis yra pietiniai Kretos daly, tai nemažai važiuoti reikia. Nebent apsigyvensit kažkur tenais. Bet pasiekti užtruks, už tai įspūdingi vaizdai. Tikrai neprailgsta kelionė. Magnetukai daug kur be kainų. Tai greičiausiai bus nepigus. Kaina niekur beveik nėra, o paklausus tikrai didelis. Žaislinė mašinytė visai ta maža tokia. Nu tokia. 12 eurų. Aišku, nu jie... Nu taip, jie iš to ir gyvena, tai nėra čia ko. Žmonės lankosi, žmonės perka ir kodėl nepardavinėt. Vėjas stiprėja. Vėl neužsibūsim šitą miestelį labai daug. Nes prie jūros, čia tai turbūt dėl to. Čia gal prie jūros. Turėtų būti panoraminis vaizdas dar čia. Paplūdimiukas ir ten toli matosi uolos, į kurias mes eisim. Šiek tiek pabandysiu pasivaikščioti, jeigu ten išeisiu užlipti, nes man atrodo, ten kažkiek galima. Nu ir va, toks gražus vaizdas, toks paplūdimiukas, grindys išmargintas, paveiksliukais visur, kur eini, per visą Matalą. Neužsibūnam, einam arčiau tų uolų pasižiūrėti. Štai tos uolos matosi priekį. Manoma, kad jos jau buvo naudojamos ir prieš 5000 metų. Iškastos žmonių. Kažkada čia buvo jų gyvenvietės, vėliau kapavietės, po to vėl gyvenvietės, kol neapsigyveno hipiai. Ir nuo tada čia gaunasi kaip hipių miestelis. Paplūdimiukas atrodo taip. Aš bandau iki tų uolų nusigauti, šiek tiek noriu palaipiot, pasižiūrėti. Įdomu, ar apmokestintas įėjimas ar ne. Ar tiesiog galima eiti ir užlipti, nes matau turėklai padaryti. Reiškia, kad pasirūpinta žmonėmis šiek tiek. Tai gali būti, kad ir pinigėlį paims. Arba ne. Tai patikrinsim. Kavinukas, visur žmonės sėdi, pramogauja. Paplūdimys tai šiaip labai gražus. Spalvos puikios.
Tik nežinau, ar teisingai einu aš iki tų uolų. Gal yra įėjimas kažkoks normalus, ne per smėlį. Kėdas vėl reikės valyt, plaut. Nu, bet ko nepadarysi dėl uolų. Kas kelias yra, reiškia reiks susimokėti. Įėjimo bilietas 4 eurai. 4 euriukai, žodžiu, dar. 4 euriukai ir aš jau viduj. Visi laipė, bandau pradžiai apatinės uolas pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Nesakyčiau, kad čia urveliai ir sujungti vieną su kitu. Galima praeit. Daug kambariukų, žodžiu, iš visų pusių, su tokiu vaizdu į jūrą. Pamiegi, atsigauni, eini pasimaudai ir grįžti į savo urvelį. Galėjo padaryti porą urvelių ir nakviniai tiesiog palikti. Nors gal čia galima tiesiog nusipirkus bilietą 4 eurų ir panakvot. Nu, saugumu čia nelabai pasirūpinta, vaikai ir visi laipėja kas kaip išmano. Jokių takų nėra. Čia jau didesni urvai aukščiau. Viršuj būtai geresni buvo. Nu ir vaizdas geresnis iš aukščiau. Įdomu, kiek čia žmonių susižeidžia belaipėdami. Nes panašu, kad tikrai tai būna. Koja paslysta. Ir bum. Apsauginės tvorelės ten tik tai jau aukščiau gal. Kad jau tikrai, kad kur kristum, kad neprisitrėkštum. O šiaip tai lipi, ieškai kelią kaip skruzdėliukas ir viskas. Nu, turbūt nieko daugiau šią naują neparodysiu. Pabandysiu dar tik tai palipti, kiek įmanoma iki viršaus, pasižiūrėti vaizdus. Ir turbūt užteks. Nu, čia galima lipti iki tam tikro aukščio. Tvoros padarytas ribojančias toliau. Matyt, kad jau neišgriūtum normaliai. Nu, vaizdelis pritrenkintis. Labai gražu. Vertas 4 eurų. Parkingas 4 eurai, vaizdelis 4 eurai. Pavalgyt daug eurų. Žodžiu. Reikės čia paploninti šiek tiek piniginę. Bet labai gražu. Panašu, kad čia yra jau aukščiausia vieta, kur galima oficialiai užlipti. Neoficialiai tai aišku galima lipti dar aukščiau. Bet kur leidžia virvės, tai čia turbūt aukščiausia. Viskas leidžiasi į apačią. Susirinksiu merginas ir turbūt, kad jau biškai judėsim link viešbučių. Dar nemažas kelio gabalas važiuoti, kokia 1,5 valandos tikriausiai. Paplūdimio ir 2 mažų miestelių aplankymas, vien važiavimas truko 5 valandas. Dėl to ir sakom, kad pakankamai tolima vieta. Tai va tokia mūsų ekskursija po Matalą. Kaip ir patiko? Patiko, gaila tik tai, kad šiandien labai vėjuota ir šiek tiek liūdna dėl to paplūdimio apvalymo. Man Matala pati nebaisiai patiko. Labai vėl turistinė. Man tai patiko, nes aš apyrankę nusipirkau. Tik dėl to. Tik dėl to, tai taip. Varvai, faina pasivaikščiot, 4 euriukai, kaip jau minėjau. Bet man netgi tas praeitas miestelis mažas, nepamenu pavadinimą, kur pietavom, labiau patiko. Jaukesnis.
Čia tai negrinai iš tavęs nori visi vėl pinigus išgręžti. Kažko labai stebuklingo nepamačiau. Paplūdimys visai fainas, bet atostogauti asmeniškai aš čia nenorėčiau. O, ne. Tik pravažiuot, va praeit, viskas maksimum nedaugiau. Ir tai 2 valandas 3, čia jau riba. Nu, nebent pavalgyti kažką. Galima. Tai mes čia ir pabaigiam savo šį video. Ačiū, kad sekate. Ačiū, kad žiūrite. Kad pakomentuojat. Palaikinat ir pasubscribinat, kas dar nesubscribinė. O mes sakom iki. Ir susitiksim kitam video. Iki. Sustojame, nes sakė, nori pasideginti ir pagulėti. Tik truputį kojas nuėjo širpuliukai. Vis greta su tom barankom. Bet jis buvo mažytis, pažiūrėk kokias duris. Dar praeidam žingsnelį pro uostą, net ne ekskursijos. Truputį Egipto vaibo. Jau patinka Gretai. Poilsio pertraukėlė kavinėje.